Dėmesio, statybvietėje laikyti šių nurodymų. Ar mes laikomės šių nurodymų? Taip, laikomės. Cokolinis aukštas baigtas. Pirmadienį bus montuojamas perdangos plokštės, laiptai formuojami. Bet dabar mes jau vaikštome po vidų. Čia bus sandėliukai suformuoti, čia bus formuojamos tokios kūrybinės dirbtuvės. Formuojamas yra pagrindas juodgrindžių įrengimui, bus įrengiama papildoma izoliacija. Čia noriu pasidžiaugti, specialus buvo naudojamas betonas su kristaliniu priedu, kuris supaprastina darbus, gal taip galima būtų pasakyti. Tai yra sudedama speciali chemija, kur paskui, liaudiškai tariant, nebereikia hidroizoliacijos daryti. Uždaromi kapiliarai ir drėgmė nekeliauja į viršų. Pilnai yra išpiltas betonas, kamščiai sudėti, nei skylutės, nieko. Čia bus sandėliukų zona, ši čia kūrybinių dirbtuvių zona su langais, nes čia dar pasikels 37 cm, dar mėnesiukas ir kilame viršų. Planas yra iki vasaros galo, kad dėžė stovėtų. Nežinom, kaip seksis, priklauso, daug nežinomųjų yra. Aišku, džiaugiamės susidomėjimu, gaunam labai neblogų atgarsių žmonių, kad jie džiaugiasi. Žvejybos uostas atsigauna, kad yra tokių žmonių kaip mūsų komanda, kuri investuoja į tą visą reikalą. Nes šitas mūsų projektas yra kaip ir mano kūdikis nuo pat pradžių ir žiūrėsim, kaip seksis įgyvendinti. Čia mes ką matome, tai yra likutis nuo betonavimo. Neįmanoma idealiai pasakyti, kiek tiksliai supilsi tuo betono. Visuomet betonuojant atliekamas betonas. Gavom vieną užklausą iš Akvilės dėl sunaudotų medžiagų. Tai atsakau labai paprastai, betonuojant pamatus, kodėl man pasako daugiau, nors jeigu suskaičiavus yra mažiau. Tai va tas yra daugiau, nes realiai neįmanoma suskaičiuoti. Pats blogiausias dalykas, kas gali įvykti, tai pritrūkti kelių kibirų betono. Tai dažniausiai visi statybininkai užsako į didesnę pusę ir čia mes matom, mūsų betonavimai buvo virš 50 kubų, vienas dienos pilimas. Tai čia yra 3 pilimų tas likutis. Esam paruošę tokią talpą, sudėję papildomus armatūros, kad iškelti ir utilizuoti. Bet dažnai būna objektuose problema, kur išsiplauti mašinos, nes mašinos po išplovimo siurbliai viskas turi prasiplauti ir išpilti. Tai mūsų šiuo atveju tai yra šičia įsiplaunam, įsipilame, nes mes neturim laisvo ploto. Didesnėse statybose tai sako, ai varyk į aną galą ir išsiplaus. Polistirenas APS 100. O kur jisai naudojamas, tai va gyvas pavyzdys, mes jo šiltiname cokolį. Visas cokolis bus apšiltintas APS polistirenu, jisai yra skirtas specialiai, mažesnis jo drėgmės įgerinamumas. Šiuo mūsų konkrečiu atveju tai bus žemės lygyje suformuota drenažinė membrana, o paskui armuosis tinkliukas ir klijuosis klinkeriu, nes šitas upės pastatas bus pilnai apklijuotas klinkeriu. Tai manau, papuoš šitą vietą. Aukštis pagal tuos visus išmatavimus, pirmas aukštas, realiai kaip jų pirmas aukštas. Tai mes turėtume iki 3 aukšto daryti. Galima buvo statyti ir aukštesnį, aukštingumas mums leidžia. Čia 9 aukštis, čia 3 aukštis su mansarda, turbūt gal ir be mansardos. Bet yra kiti reikalavimai pastatam, yra parkavimas. Daugiau butų, daugiau parkavimo ir tiesiog sklypas neišneš. Tai mūsų atveju kiek yra butų, tiek yra parkavimo vietų, tiek yra sandėliukų ir pirmieji naujakuriai galės kada įsikurti, ogi kitų metų pradžioj. Šitos plokštės naudosime klojinių laiptams formavime. Tai yra, bus monolitiniai laiptai ir kad juos įrengti reikia padaryti klojinius. Čia yra tokia vadinama bakalitinė plokštė, jinai labai tvirta. Ir jinai bus supjaustyta ir padaryti iš šios laiptų karkasas, paskui užsipilatas, susideda armatūra ir susipila betonas ir taip gimsta laiptai. Mes radom palikimą, tas pastatas, kuris dar nenugriautas, bet kuris bus nugriautas, tai yra Taros supirktuvė ir čia va jūs matote stalažiuką. Tų laikų čia buvo taromatas, mėlėjai. Tas taromatas keliaus į metalo laužą. Aš ir pats tokiam taromate esu pridavinėjęs butelius. Kuo ypatingas objektas, aš dar pasikartosiu. Tai yra, mes randamės 5 minučių atstumu nuo Akropolio, kad įsivaizduoti. Tai esame per Klaipėdos vidurį. Yra 12 su balkonais butų, ne kažkokių ten patalpų, o gyvenamieji butai su balkonais, su parkavimo vietojais, su sandėliukais. Va jūs matot, koks formuojamas cokolinis aukštas. Ir čia bus galimybė pasidėti dviračius, padangas arba dar kažką. Mes šitame rajone išvelgėme kainos ir kokybės santykį. Tai yra rajonas po biškį atsinaujina, atsigauna, ateina jaunimas.
Ir dabar šitam rajone galima nusipirkti tikrai pigiai. Senamiestis, centras, protų nesuvokiamos kainos. Ką mes pastebėjome, kaip vykdome statybos darbus, paliekam ir įrankius, ir metalus, ir viską randame, nieks nedingo, žmonės geranoriškai džiaugiasi, sako, pagaliau. Tikrai, jeigu norite kokybiško buto, tai yra normalios kvadratūros 50 kvadratinių metrų, 2 miegamųjų, 3 aukštai, mažai kaimynų, dar vienas pliusas, tai yra tik tai vienoj laiptiniai 6 kaimynai. Tai čia net ir balių gali su 6 kaimynais padaryti, susipažinti su visais, vardai žinot visus. Tai jeigu turite klausimų, kas nors neduoda ramybės, kreipkitės, mes su Simu padėsime jums atsakyti į visus jūsų rūpimus klausimus.